Taigi, pakalbėkime apie retargeting. Supratau, kad turbūt žmonėms, kurie norės paleisti pirmą savo reklamos kampanijas, taip pat dar vienas svarbus dalykas yra retargeting. Nes tai yra populiari tema, daug kas apie tai šneka, kaip tai veikia ir panašiai. Tai jeigu mes prieš tai sukūrėm auditorijas svetainės lankytojų, žmonės, kurie Facebook turėjo kažkokią interakciją su jūsų puslapiu, Instagram lankytojai ir panašiai, mes galim tas visas auditorijas naudoti tam, kad pakartotinai rodyti tiem žmonėm reklamos kampanijas. Tai pavyzdžiui, žmogus apsilanko jūsų svetainiai ar Facebook'e puslapį, palaikina jūsų ir panašiai. Tai tas žmogus matys jūsų reklamos pakartotinai ir pateks į tą retargeting kategoriją. Dabar galim pasižiūrėti, kaip tai galima būtų padaryti. Atsidarom reklamos vadybininką ir spaudžiame Create mygtuką. Jeigu kurtume naują reklamos kampaniją, pavyzdiniais tikslais naudosim Sales kampaniją, spaudžiame Continue, Manual Sales Campaign pasirinkam, spaudžiame Continue. Ir tada mes neįsim kampanijos linkmens, mes eisim, čia dėtume nustatymus kaip įprastai, sudėtume biudžetą, specialią kategoriją ir panašiai, bet mes dabar to neįsim, mes einam į ad set lygmenį, kuriame ir yra visas retargeting nustatymas, nes vėlgi ad set lygmuo yra apie auditoriją. Tada mes einam į apačią, kol randam skiltį Advantage plus Audience. Tai yra du dalykai, kaip mes galime padaryti. Jeigu mes norim, kad rodytų ir mūsų svetainės lankytojam būtų tas retargetimas, mes galim daryti tai dviejais būdais. Pirmas, spausti čia ir pridėti Custom Audience. Tada pasirinkam svetainės lankytojai ir jau pagal poreikį. Jeigu mes norim pridėti Instagramo ir Facebook puslapio lankytojus įsitraukusius žmonės, mes galim tai padaryti. Jeigu ne, mes galim jų nepridėti. Ir štai, mes pridėję šitą, mes jau paleistume reklamos kampaniją, sudėję nuotraukas, vaizdus, tekstus, visus kitus nustatymus, mes paleistume nustatymą ir būtų jau vykdomas retargeting. Bet šiuo atveju, kadangi jungtas Advantage plus Audience, tai reiškia, kad rodys ne tik jūsų svetainės lankytojam, ne tik kas Facebook kažką atliko ir Instagram'e, bet taip pat ir jeigu sugeneruos geresnius rezultatus, tai rodys ir kitiem vartotojam. Tai čia yra viena iš tokių opcijų, kaip galima naudoti retargeting. Ir šitas būdas iš tikrųjų yra ganėtinai populiarus ir efektyvus dažniausia, nes jeigu kas, jūs tiesiog pasakot Facebook'ui ir Meta technologijom, žiūrėkit, čia yra mūsų šilti kontaktai, čia yra žmonės ir potencialūs klientai, kurie tikėtina yra daugiausia šansų, kad jie įsigys mūsų produkciją ar paslaugas. Geriausi kandidatai, kurie įsigys jūsų produkciją. Jeigu ne, jeigu Meta parodo tiems tą auditorijai jūsų reklamas ir mato, kad ten nesigeneruoja nieks tokio, tai tada ieškos kitų potencialių klientų ar vartotojų, kurie įsigytų jūsų produkciją. Kitas būdas, jeigu norit, kad tik tai rodytų, tik tai tiem žmonėm jūsų, sakykime, auditorija yra labai didelė svetainės lankytojų ir jūs norit, kad tik tai jiems rodytų reklamos kampaniją, daugiau niekam, mes paspaudžiam Switch to Original Audience Options ir mes tada pasirinkam Use Original Audience. Matom, kad rodys, kad 33% gali būti sumažėjęs kaina už rezultatą, bet mes tik spaudžiame šitą Use Original Audience ir tada mes galim nuimti šitą varnelę, Advantage Custom Audience, nes matom čia parašyta Reach People Beyond Your Custom Audience. Tai reiškia Custom Audience šitos šiltos auditorijos. Ir tikėtina, kad tai pagerins rezultatus. Tai taip, tai kaip ir Meta sako, tai tikėtina, kad ir pagerins rezultatus, nebent jūsų šitos auditorijos labai milžiniškos yra. Tada, galbūt ir nepagerins, bet vis tiek tikėtina, kad bus geriau. Ir dabar, jeigu mes nuėjom šitą varnelę ir paleistume reklamos kampaniją, tai rodytų jūsų reklamas tik tai šitai specifiniai auditorijai. Bet ką reikia atsiminti, kad reikia skirti čia labai mažai biudžeto. Kodėl? Nes čia yra labai mažos auditorijos dažniausiai. Nebent jūs turite, sakau, milžiniškas svetainių lankytojų auditorijas, tada viskas tvarkoja. Bet šiaip jums reklamuotis bus brangu, nes reikia atsiminti, kad šitie vartotojai, čia yra ribotas jų kiekis ir jie tikėtina nėra kiekvieną dieną, kad nuolatos prisijungia prie Facebook
platformas ir scrollina. O, sakykime, jeigu skirsit 15-20 eurų per dieną ir jūsų auditorijos dydis bus 1000 vartotojų, jums kaina už 1000 parodymų bus 100 eurų, galbūt ir daugiau. Na, čia kaip pavyzdys. Taip nesuprantat. Mintis, kad labai bus brangu reklamuotis, jeigu yra maža auditorija, nes čia mes labai apribojam metą. Tai vat. Tai čia yra retargeting funkcija, kaip ją naudotis. Tikrai tai bus svarbu ir aktualu, jeigu leisit ne Advantage Plus kampanijas ir jeigu norėsit rankiniu būdu pasileisti reklamos kampanijas, nes vėlgi šiltos auditorijos turi didžiausius šansus konvertuotis. Taigi, baigiam šią pamoką ir iki.